Labą dieną, konferencijos dalyviai, susirinkę čia, Margio konferencijų centre ir taip pat stebintis mūsų nuotoliniu būdu prie kompiuterio ekranų. Malonu ir garbinga pradėti mūsų tradicinę kasmetinę Lietuvos insulto asociacijos rengiamą konferenciją Insultas 2024. Mūsų žiniomis šiai valandai buvo užsiregistravę 320 dalyvių, apie 60 dalyvaujančių čia tiesiogiai arba prisijungsiančių ir taipogi 260 užsiregistravusių stebėti konferenciją nuotoliniu būdu. Tai iš tiesų labai ačiū visiems, kurie randate laiko šį gražų atvelykį, oras tiesa truputį pabjūro, bet pasistengsime, kad tas Margio konferencijos centras primintų tuos margučius, kurie dar visai neseniai gražiau mus džiugino mūsų Velykų proga ir dabar prisiminkime, žiūrėdami tą spalvotą insulto konferencijos logotipą, geltonas, gražus ir taip toliau. Ir pradėsiu trumpai atidarydamas šį gražų tarptautinį renginį, nes turime tiek lektorių, tiek dalyvių ir iš užsienio. Paminėdamas keletą žodžių apie insulto situaciją Lietuvoje, dabartis ir perspektyvos, kur esame, ką nuveikėme per pastaruosius metus ir kur link einame. Kaip žinia, Europos kovos su insultu iniciatyva, kuri yra patvirtinta iki 2030 metų, nubrėžusi strategijos gaires Europos šalims ir principinės nuostatas, deklaruoja, kad 90% ligonių sergančių insultų turėtų būti gydomi specializuotose įstaigose, tai yra insulto centruose, pažengusi arba pirminio lygio. Taipogi reikšminga dalis, ne mažiau 15% turėtų gauti efektyvų gydymą trombolizę, ne mažiau 5% ūminių išeminių insultų turėtų būti gydoma trombektomijos pagalba, turėtų būti tinkamai valdomi ligoninės viduje esantis procesai ir srautai, tai yra laikas nuo atvykimo iki procedūros pradžios, kompiuterinės tomografijos savalaikis atlikimas, reabilitacijos taikymo pradžia ir taip toliau. Tai iš tiesų mes galime pasidžiaugti priminimui, kad Lietuva viena iš pirmųjų šalių yra pasirašiusi ir tuo pačiu pasižadėjusi arba įsipareigojusi vykdyti šios deklaracijos principus, nuostatas. Tai kartu su Ukraina beje, tada dar ne karo metu, Ukraina buvo viena iš pirmųjų šalių pasirašiusi deklaraciją, dabar jau turime tikrai beveik daugumą Europos šalių, kurios prisijungia prie šitos iniciatyvos ir stengiamės šių principų laikytis ir juos kai kuriuos jau dabar, kai kuriuos artimoje perspektyvoje įgyvendinti. Tai kalbant apie ūminio insulto pagalbą, jos teikimą, visiems nenaujiena, kad nuo 2014 metų Lietuvoje veikia insulto klasterio vadinamoji sistema, tai reiškia, kad ūminis insultas turėtų būti gydomas vienoje iš insulto ligoninių, kurių pagal patvirtintą tvarką Lietuvoje turime 11. 6 insulto gydymo centrus su trombolizės ir trombektomijos galimybėmis, 5 tarpinės pagalbos ligoninės, kur galima gydyti trombolizės pagalbą ir aišku visur taikomas bazinis gydymas ir yra kitos ligoninės, kurios nepavaizduotos, bet kurios taipogi labai svarbios, teikiant tiek bazinį, nespecializuotą gydymą, tiek vėliau reabilitacijos paslaugas ir be abejonės taikydamos pirminę ir antrinę insulto prevenciją. Taip pat turime ir visą eilę metodinių priemonių, kurias rengia tiek insulto asociacija, tiek ekspertai suburti sveikatos apsaugos ministerijos. Čia, aišku, turime tam tikrų galbūt nesusišnekėjimo ir nesusipratimų, kad mūsų ekspertų paruoštos metodikos vis dar nėra oficialiai patvirtintos, nors jau pristatytos ir jau prašosi kai kur atnaujinimų nuo 2021 metų, bet kaip ten bebūtų, manau, kad Lietuvos gydytojai
nestokoja nurodymų, rekomendacijų ir žinių, kaip reikėtų gydyti, reabilituoti insultą ir kaip jo išvengti. Na ir iš naujesnių iniciatyvų prisiminti galima ir visuomenės švietimą ir mokymus, kur įvairiom priemonėm, tiek insulto dienos proga, tiek per žiniasklaidos priemonės, tiek matome interneto svetainę, kuri beje bus plačiau pristatyta šios dienos pabaigoje, paskutinėje sesijoje Insultui Stop LT, kur iš tikrųjų ir mūsų visuomenės nariai žmonės gali susipažinti tiek su rizikos veiksniais, tiek su individualia rizika pagal skaičiuoklę, tiek su patarimais, kaip insulto galima būtų išvengti. Na, o kalbant apie mūsų insulto asociacijos ekspertus, kurie dalyvauja tarptautinėse iniciatyvose, Europos insulto organizacijos veikloje, Angels Initiative, Angelų iniciatyvoje, kurios tikslas teikti metodinę paramą, pagalbą visų šalių insulto medikams, apmokant personalą, insulto komandas, netgi reorganizuojant gydymo įstaigų infrastruktūrą. Tai ta veikla, tie mokymai pas mus tikrai jau kelinti metai vyksta labai reguliariai ir pakankamai efektyviai. Beveik visi turbūt mūsų rezidentai neurologijos ir skubios pagalbos praeina mokymus, simulacinius mokymus, kaip reikėtų elgtis urgentinėse situacijose. Na ir pastaruoju metu kiek ir išsiplėtė tos mūsų mokymų paslaugose, apmokome ir užsienio kolegas, kurie mielai atvyksta į Lietuvą, pastaruoju metu jau ir išvažiuojamąsias sesijas mokymus rengėme kitose šalyse, pavyzdžiui, Moldovai ir taip toliau. Na ir tas, aišku, tos pastangos labai džiugu, kad yra ir įvertinamos, tai iš tokių paminėčiau šiais metais naują Europos insulto organizacijos programą, kuri vadinosi Emerging Leaders arba jaunųjų lyderių programa, į kurią aplikuojantis žmonės, jauni insulto specialistai gali gauti 2 metų rėmimą moksliniai veiklai, diegimui žinių į klinikinę praktiką savo šalyse, dalyvavimui tarptautinėse konferencijose ir panašiai. Tai programa startavo šiais metais ir tarp pirmųjų 3 laimėtojų iš didelio pretendentų rato, džiugu, kad yra ir mūsų Lietuvos atstovas, daktaras Rytis Masiliūnas, tai sveikinam. Tai žodžiu, patvirtinimas visiškai neseniai pasiekė, kad konkurenciniai kovoj, mūsų tiek mūsų atstovo Ryčio, tiek apskritai ir visos komandos turbūt to kaip po fono tokio palankaus vertinimas irgi yra. Na ir visiškai neseniai čia užvakar faktiškai atėjo dar tokia viena džiugi žinia, kad Europos insulto organizacija ir Angels iniciatyva, kuri teikia įvairius apdovanojimus tiek gydymo įstaigoms, tokios kaip akreditacijas, tiek ir renka tokias komandas insulto, kurios yra pasižymėję vienaip ar kitaip toje tarptautinėje veikloje. Tai čia nominaciją gavome tokią, kad mūsų insulto asociacijos komanda yra taip pat nominuota apdovanojimui. Ar gausime patį apdovanojimą, ar liksime tik nominuoti, bus matyti Europos insulto konferencijoje Bazelėje, kuri vyks gegužės 15-17 dienomis. Na, bet jau pats tas įvardinimas, kad mus pripažįsta gerbė, labai džiugu. Na ir paskutinė skaidrė, kuo dar galėčiau pasidžiaugti ir paraginti jaunuosius kolegas, tai kad iš antro karto mums pavyko laimėti galimybę rengti mūsų šalyje, Lietuvoje, Europos insulto organizacijos ESO insulto tarptautinę vasaros mokyklą. Tai yra tradiciniai renginiai, kurie vyksta vasaros mokykla arba žiemos mokykla, kur tikrai yra didelė konkurencija, nes šios savaitės metu atvykę iš visos Europos lektoriai pačią aukščiausio kalibro užtikrinu, intensyviai nuo ryto iki vakaro dirba su tais 40-50 jaunųjų insulto ekspertų, perduodami žinias. Iš šalies priimami 2, iš šeimininkų 3 atstovai, tai paraiškos dar priimamos iki pirmadienio, iki balandžio 8 dienos. Kadangi renginys vyks Vilniuje, tai Lietuvos atstovus mes galime ir 3 oficialiai įtraukti į tų besimokančių dalyvaujančių mokykloje narių tarpą. Tai
mano žiniomis dar kol kas neturime Lietuvos atstovų, tai nors nemaža mūsų jaunųjų gydytojų dalis jau yra dalyvavę kitose šalyse vykusiuose vasaros mokyklose, tai padalyvaukime ir Vilniuje. Tai paraginsiu, kas dar nedalyvavo kur nors Edinburge, Ciuriche ar dar kur nors, tai gali sudalyvauti Vilniuje šį rugsėjį. Tai turbūt tokie anonsai, tokia situacija, o konferencijos metu, manau, bus puikios galimybės ir proga susipažinti tiek su mūsų insulto centrų veikla, tiek su įvairiais insulto klausimais įrodytais, rekomendaciniais bei kontroversiniais, kaip gydomas insultas, kaip stengiamas jo išvengti iki ligoninės, insulto ligoninėje, po ligoninės, reabilitacijos ir slaugos procesų metu ir taip toliau. Tai kviečiu visus aktyviai dalyvauti, tiek susirinkusius, tiek stebinčius nuotoliniu būdu. Užduokite klausimus visus, kurie tik jums rūpi. Turime slaido platformą, per kurią klausimus gavę pagarsinsime, užduosime lektoriams. Ir paraginčiau visus tiesiog aktyviai tokiai diskusijai. Nes kaip visuomet mūsų formatas yra, stengiamės būti interaktyvus, diskutuojantis, neapsiriboti vien tai, ką lektorius pasako pranešimo metu.